Rengiama mūsų mieste ir kaip čia sugalvojate jūs tokį renginuką padaryti? Tiesiog būnant gatvėse, parduotuvėse, tu matai, kad yra daug mamų, daug vaikų. O tas mamyčių turgelių, tas renginys, akcija, kaip čia pavadinti, per visą Lietuvą eina ir populiarėja ir įgauna pagreitį labai didesniuose ir mažesniuose miestuose, bet tai priklauso tiesiog nuo mamų aktyvumo. Tai va, kažkaip su Monika pagalvojom, pas abi yra po 2 vaikus, atrodo tų daiktų namuose daug, taip kažką atrenki, išdalini, ką pažįsti, nuveži į karitą, sakykime, dar kažkur, bet kodėl nepabandžius pasidaryti šventę ir kaip viena mama paskambino, man labai patiko. Dėl ko mes turim eiti į labdaras ir ieškoti savo vaikam, o gal mes pirkim viena iš kitos, arba dalinkimės, arba keiskimės, prasidės didesnis bendravimas, matysim mūsų vaikai, ką nešiojo, ką mes atiduodam, ką mes perduodam daiktą. Kažkokia prasmė gal truputėlį tų daiktų. Jo, ir papildant Gitaną, galiu pasakyti, kad mamas irgi ne tik, kad va čia pardavinėja, bet ir bendrauja, jos dalinasi patirtim, va irgi, čia va nes čia irgi eina jų pilų, kad kažkas tai va irgi kažką gal patarti. Toks gaunas ir pokalbis, nors irgi va internete skaičiau, kaip mamos po turgelio, sako, susėdžiam ir geriam arbatą ir sako, vyrai tikriausiai mūsų nesupras, to mūsų šurmulį, bet mamom, sako, tai yra labai smagu. Džiaugiamės irgi, kad prie mūsų prisijungė Spinduliukas, irgi Raseinių lopšelis, darželis, Konmuzika, va irgi laukia vaikų labai, irgi ačiū visiems rėmėjams irgi taip pat, kurie mums tikrai padėjo, nes iš tikrųjų mes finansiškai galime padaryti renginį ir be didelių finansinių kažkokių įsipareigojimų. Tikrai reikia tik tai entuziazmo, reikia tik tai noro. Mes truputėlį gal pabijojom šiek tiek, nes Raseiniuose vis tiek mažas miestukas. Ir sakom, kaip čia rinksis, bet esam visiems dėkingi, kas atėjot ir tas, kas atėjot pardavinėti ir tas, kas atėjot pirkti, nes iš tikrųjų tai yra labai didžiulis palaikymas ir kaip čia pašnibždom, girdžiu iš kitų mamų, ar čia bus tik vieną kartą ar daugiau, tai tikrai mes negalim pasakyti, bet ką gali žinoti, gal bus kažkokie sezoniniai, bus va čia rudens, bus pavasario tiesiog. Ir nėra čia tikslas, kad gautųs masinis renginys kažkoks. Taip, pasibendravimas, pasibuvimas. Jo, visai nesvarbu. Prie arbatos gali susėsti ir 3 mamos, apsikeisti, ką turim, pasidalinti, kuo gyvenam. Aišku, iš kitos pusės dar pasismalsauti. Ir vienas dalykas, labai daug visko mes šiais laikais, labai daug tos apyvartos, daiktų, rūbų, visko iš tikrųjų. Ir mes va čia tokį stendą padarėm irgi truputėlį, kad ir apie tą rūšiavimą ir tikrai, kad, nes mes auginam vaikus ir tai ir mūsų ta ateitis, ta karta, kur jie mato, jie mus mėgdžioja ir jie mato, kaip mes gyvenam. Ir tiesiog, jeigu mes padėsim jiems, va, jie dabar tą natūraliai priima, tą mamyčių turgelį. Iš tikrųjų, pamatė darželį mano sūnus tą iškabą, mama, gi čia mes dar. Iš tikrųjų, tai į viską reikia žiūrėti daug paprasčiau, daug natūraliau ir tikrai viskas gaunasi. Ir tikrai matom, kad mes turim bendraminčių Raseiniuose ir tikrai labai smagu. Ir niekas nepabūgo oro. Tai tas pirmas kartas, va, jau beveik jau kaip ir 2 valandos, kaip jau atidarėte savo mugę, galima pavadinti netgi. Tai ir kaip tas srautas žmonių, ar visgi eina? Man tai atrodo viskas normaliai. Jo, mane tai tenkina ir viskas normaliai. Pirmas kartas, šeštadienis, truputėlį mūsų laikas yra toksai gal Šiluvos atlaidai yra. Šiandieną yra šeimos diena. Tų vis tiek tų tokių daugiau besidominčių, kiek mes esam, čia tiesiog iš kalbų. Daugmaž tos labiau tikinčios šeimos, jos yra ir daugmaž labiau pasiruošusios ir dalintis, ir keistis, ir atsakingiau žiūri į vartojimą. Čia kaip Monika dar irgi noriu papildyti, vaikai, ta prasme, jie ateini kartu su vaikais, jie matys, jie mato, kad tą daiktą, kurie jie nešiojo, tu gali dar ir
atiduoti, parduoti dar kitam, dar kitas vaikas, reiškia nereikia drabužėlių plėšyti, gadinti, nes jis yra ne tik tau. Jisai gali dar atgimti ir kituose namuose. Žaislas. Jis nekeliaus į konteinerį. Jis keliaus į kitus namus. Iš tų kitų namų, jeigu kokybiškas daiktas, keliaus dar į kitus namus. Vaikai auga labai greitai. Tie visi leliukai, tai iš viso ten porą mėnesių pažaidė su lavinamuoju žaisliuku ir viskas. Ir jisai į palėpę keliauja. Arba kitos mamos gal kiti labai neatsakingai viską žiūri. Mes matom, kokie pilni konteineriai, kokie pilni sąvartynai visko yra. Tai... Tegu gyvena, iš tikrųjų, va, tie žaislai, tegu keliauja iš rankų į rankas, iš vaiko, netgi tikrai, va, mes iš tikrųjų va, taip ir išsirutulioja ta mūsų idėja, kodėl mes turim slėpti palėpėse, maišuose, kažkam kaupti, kažkam laikyti. Galvoti, kur čia nuvežti. Arba kažkur tu nuveži irgi kaip yra kalbų, ten duodi kažkokiom ten šeimom, o tos šeimos visai nevertina, nes tu turi žinoti iš tikrųjų, kokias rankas pakliūna tie daiktai. Yra kitos šeimos, kur tiesiog tos drabužius, kaip jie gavo, taip jie lengvai į laužą supylė iš po vieno vartojimo, kad jiems kalt nereikėtų. Tai kažkaip ne tik įdomu, ne tik tas pirminis, kam tu atiduodi, bet įdomu ir kaip tas žmogus atrodo. Tu vis tiek pasikalbi, tu matai, tu susidarai nuomonę, kokie aplink mus žmonės, kuo gyvena. Jo, iš tikrųjų mamos bendrauja, iš tikrųjų pats yra bendravimas. Daiktai yra savo, bet ir bendravimas, va irgi perki daiktą jau su istorija, nes irgi mato vaikus bebėgiojančius aplinkui. Iš tikrųjų vėl gali papasakoti, vėl kas, tiesiog daiktai vos ne su istorija. Jo, va, vežimėlis, kiek vaikų užaugino. Tai ir skaičiuojam, 3-4, bet jisai yra geras vežimas, tvirtas, jisai dar užaugins 3 vaikus. Iš tikrųjų. Tai va tokia mūsų misija, tokia idėja buvo šiai dienai išgvildenta ir aš manau, kad jinai tikrai pavyko, negi ten? Kol kas tai viskas gerai. Saulė nešviečia, tai truputėlį gal visi taip va santūresni, susitraukia labiau, čia, va, kad tik nelytų kažkokias tokias raminimas savęs. Bet jeigu dar saulė šviestų, ruduo auksinis, tai čia fantastika. Nors šiaip mes irgi, bet mama sako, vaikams šalta, sakom, bet nėra blogo oro ir tai bloga apranga, tai va, galim ir nusipirkti, tai iš karto kažką žiūrėtis. Tiesiog. Apie patį šitą mamyčių turgelį, kodėl susigundėt ateiti? Gera terpė bendrauti tėvam, gera terpė susipažinti pačiom mamom, dalintis idėjom galų galia tiek kūrybinėm, tiek aplamai idėjom, parodyti tai, ką mokam daryti, iš esmės visaip kaip, tiek meniniam kažkokiam kompozicijom, tiek muzikaliai, tiek galų galia prašvarint savas spintas. Tai manau todėl, o šiaip prasinė veikia tokių renginių, manau, trūksta. Dėl ko mes čia atėjom, Aina? Padainuot? Padainuot atėjom ir pasižiūrėti rūbelius, taip? Taip, žaisliukų pažiūrėti atėjom. Kaip prekyba einasi šiandien? Kaip pirmą kartą, aš manau, kad palyginus neblogai. Eina, žodžiu, žmonės perka. Ir jūs jau čia nuo pat ryto, kaip jau prekiaujate, sakykite, porą valandų maždaug prabėgo nuo renginio pradžios. Koks tas žmonių srautas eina? Apskritai matant. Sakyčiau, palyginus nemažai. Kaip pirmam kartui? Jo, taip. Jūs pati kaip galvojat, tokių renginių reikia daugiau? Aš manau, kad taip, nes trūksta iš tikrųjų veiklos ir kaip mamytėm tokiomus, nes kaip čia, namų ruoša iš tikrųjų kitą kartą, kaip ir atsibosta, tai va išeiti, pasižmonėti, su žmonėms susipažinti. Sakykit, direktorė, lopšelis, darželis, spinduliukas, ką šiandieną mamyčių turgelėje ruošia? Mums patikėta yra džiuginti praeivius, vaikus, visus, kas čia pasirodys kažkokiam tai sumąstytom, apgalvotom kompozicijom. Ir būtent... Iš gamtos gėrybių. Ir jūsų nuomonė, ar tokių renginių kaip mamyčių turgelis reikėtų Raseiniuose, galbūt daugiau negu į metus kartą? Ar jis iš tikrųjų reikalingas? Aš galvočiau vis tik renginys, ar šiaip ar taip. Mamos, aš galvoju, kad gal kaip pirmą kartą
jos nelabai supranta, kad čia yra labai naudinga. Ir pasikeisti gali rūbeliais, ir tiesiog nupirkti. Ir kai vaikas auga, juk labai daug tų rūbų, nu jie šiaip savo pasilieka. O čia toks naudingas apsikeitimas, aš galvoju, kad taip. Bet tik aš galvoju, kad va, pasižiūrėjus į dabartinę situaciją, kad gal kad pirmą kartą, gal oras, gal tų priežasčių yra kažkokių tai. Turėtų daugiau čia būti šurmulio, daugiau tų vaikų, daugiau tų tėvų, nu taip, daugiau visko. Na, dar nepasibėgė, gal dar susirinks. Gal jau ne, bet, nu tikėkim, visada būkim optimistai iki galo.